Sveiki! Šiandien parodysiu, kaip importuoti IMOS projektą į GitLab ir atlikti nesting. Atsidarome GitLab ir susikuriame naują projektą. Pasirenkame importą, import from other programs, tada nurodome IMOS DB. Atsidariusiame lange, laukelyje Order ID įvedame IMOS užsakymo pavadinimą. Toliau pasirenkame Nesting Cutting. Suvedame prisijungimo duomenis prie duomenų bazės Database, Server, Username ir Password. Pažymime, kad kartu importuotų ir detalių XNancy Processing. Po importo operacijų skiltyje matysime visų medžiagų nesting operacijas ir detalių apdirbimo šablonus. Pasirenkame norimos medžiagos operaciją, kurios išdėstymą norime sukurti. Patikriname turimus lakštus skiltyje Sheets and Offcuts ir tada einame į Cutting ir paleidžiame Optimization of Cutting. Peržiūrime gautą išdėstymą. Jeigu reikia, atliekame optimizaciją ir kitoms medžiagų operacijoms. Kai viskas atrodo tinkamai, išsaugome gamybinius failus. Pasirenkame Post Processor ikoną. Skiltyje Machine Properties nustatome įrankių parametrus. Patvirtinus gauname staklėms paruoštus gamybos failus. Ačiū, kad žiūrėjote.